Šiandieninėme pasaulyje viskas greitai keičiasi, o žmogus turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje aplinkoje. Tik laiku ir tinkamai reaguodamas į pokyčius, bei iš anksto juos numatydamas, neiškrisi iš važiuojančio traukinio ir sėkmingai kursi savo karjerą. Aš galvoju, kad karjera yra sėkmingas kilimas moksluose ir darbe. Karjera tai žmogus tobulėjimas pasirinktoje veikloje. Karjera yra visas mano gyvenimo tikslas. Karjera, galvoju, yra gyvenimo tikslas, kurį galima pasiekti mokslu ir žiniomis. Žodis karjera, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia gyvenimo kelias. Karjera tai įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų, bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus. Šiuolaikinė karjera netapatintina su profesija ir nebesiejama su pastoviu nuolatiniu darbu vienoje įmonėje. Viena iš svarbiausių karjeros sėkmės sąlygų – mokymasis visą gyvenimą. Atėjau šį mokymo centrą, kad užbaigčiau 12 klasių, kad galėčiau įsigyti geresnį darbą ir kad galėčiau toliau tobulėti. Mokymasis man padeda tobulėti. Aš turiu tikslą įstoti į krašto apsaugą, tenai dirbti. Todėl man būtina turėti 12 klasių baigimo atestatą. Noriu mokytis, nes noriu būti pilnaverčiu žmogumi. Mokymasis yra svarbus etapas žmogaus gyvenime. Tiek formalioje, tiek neformalioje veikloje mes įgyjame naujos patirties, realizuojame save. Mokytis galima įvairiose vietose. Viena iš jų yra suaugusiųjų mokymo centrai. Rokiškio suaugusių ir jaunimo mokymo centre darbštus ir kūrybingas kolektyvas stengiasi kiekvienam sudaryti galimybės tobulinti savo gebėjimus. Čia galima įgyti vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą. Čia galima tobulinti bendrasias kompetencijas, lankyti šiuolaikinių technologijų naudojimo būrelius, finansinio ir teisinio raštingumo, pilietiškumo, verslumo pagrindų, sveikos gyvensenos mokymus. Saviraišką galima tobulinti meninio ugdymo užsiėmimuose. Sudaroma galimybė išmokti naujų arba pagilinti jau mokamas užsienio kalbas. Dalyvaujant projektinėje veikloje galima tobulinti bendravimo įgūdžius, susipažinti su savo šalies ir kitų šalių kultūra, papročiais, atrasti naujus sugebėjimus savanoriavimo veikloje. Drįstu manyti, kad Rokiškio suaugusių ir jaunimo mokymo centras suteikia daugybę galimybių ugdyti savo karjerą. Mokomės, nes to reikalauja rytojus. Ir kiekvieno iš mūsų mokymosi sėkmės istorija yra skirtinga. Sveiki, mano vardas Giedrius. Mano mokslo kelias prasidėjo 2004 metais, kai vieną kartą eidamas miestu pamačiau tą žalią namelį, užėjau ir pasakiau frazę, lėmusiai visą likusi mano gyvenimą. Pasakiau, noriu mokytis. Dažnai žmogus gyvena gyvenimą nesusimastydamas, kas jis yra, ko jis gyvenime siekia ir kas iš viso to bus. Kaip ateina tas klausimas, kas tu esi ir ieškai savo vietos pasaulyje, tada supranti, kad kažko norėdamas pasiekti, privalai stengtis eiti link to tikslo. Mokslas tai tokia priemonė, kuri leidžia žmogui realizuoti save. Reikia sulaukti to momento, to sąmonės supratimo, kada tu supranti ir kada tu nori mokytis. Nes mokytis kaip reikia ir mokytis kada nori yra du skirtingi dalykai. Tai
būti mokytas, kad aš norėjau. Atėjus į suaugusių mokytojų centrą, draskiai prieštaringi jausmai. Buvo baisu, po 10 metų pertraukos pradėti mokytis. Kilo daug klausimų, ar pajėgsiu, ar kaip seksis, kaip priims kiti žmonės, klasiokai, mokytojai. Dėja viskas įviršijo visus lūkesčius teigiamą pusę. Klasiokai tapo gerais draugais, mokytojai žvelgia į mokinius kaip į savo lygius, mokslai sekėsi puikiai. Pabaigus 12 klasių, stojau į Vytauto didžiojo universitetą, istorijos fakultetą, baigiau istoriko specialybę. Šiuo metu esu Rokiškio krašto muziejaus istorijos skyriaus vedėjas. Sėkmės formulė, tai manyčiau, yra paprasčiausiai atsakomybė. Atsakomybė už savo darbą, už savo poelgius, už savo kiekvieną žodį. Ir atsakingai žiūrėti savo pareigas, kokios būtų. Moksleivio pareiga mokytis, darbuotojo dirbti, gydytojo gydyti ir taip toliau. Kiekvienas, jeigu atliksime savo pareigą 100%, tai bus atlyginta. Tiesiog reikia daryti visą, ką tu darai, nuoširdžiai, iš visos širdies. Linkiu jums visiems atrasti savyje tai, kas pažadintų jumise siekimą link kuo geresnių rezultatų. Siekimas to, kas jums atrodo svarbiausia. Svarbiausia nebijoti, eiti drąsiai, niekada nedvejoti savo sprendimais. Pats kvailiausias dalykas yra bijoti mokyti. Gėda nežinoti ir nenorėti. Siekti žinių yra pats didžiausias dalykas, kurį reikia skatinti kitos veikti. Linkiu jums eiti toli. Sėkmės. Tame darželyje įsidarbinau aš prieš 8 metus. Būdama jauna, mečiau mokslus labai anksti. Norėjau dirbti, norėjau užsidirbti pinigų, sukurti šeimą. Išvažiavau į Jonavą. Ten baigiau į profesinę mokyklą, įgijau maisto ruošėjos specialybę. Tačiau tai nebuvo man. Įstojau į darbo biržą ir įsidarbinau siuvimo fabrike Lelyje. Ten aš išdirbau 10 metų. Bet vėlgi, ten nepritapau, man nepatiko, kol vieną dieną atsirado galimybė įsidarbinti darželį. Supratau, kad patekau į išprususių žmonių būrį ir jaučiausi labai nejaukiai, kad nesu baigusi net vidurinės mokyklos. Taigi, įstojau į Rokiškio suaugusių mokymo centrą 11 klasę. Galėčiau netgi sakyti, kad tie 2 metai praleisti šiame suaugusių mokymo centre, tai buvo vieni iš geriausių galbūt. Ten dirba mokytojai, kurie yra pasiryžę tau padėti visapusiškai. Taigi, baigiau šį centrą, išlaikiau visus valstybinius egzaminus. Su savo klasės auklėtoja atsisėdami internete prie Lamapo svetainės ir pasirinkau tikslą įstoti ten, kurio vedina aš ir atėjau į šį centrą. Tai buvo ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Esu viena geriausių Kauno kolegijos studenčių. Mano sėkmingos karjeros formulė galbūt yra ta, kad aš atėjau į Rokiškio suaugusių mokymo centrą. Nes tik nuo ten prasidėjo mano visas mokymosi kelias. Ir iki tai, ką aš pasiekiau ir turiu dabar. Nes jeigu ne ši mokykla, aš dabar nebūčiau studentė ir nebūčiau jau per vieną žingsnelį nuo pedagogo karjeros. Esu Inga Mamėdova. Savo laiku pabaigiau 10 klasių mokykloje. Gal buvo daugiau užsispyrimas išeiti iš mokyklos, norėjau kažko tai jau kaip ir pradėti savo profesiją savaitį, todėl išėjau mokytis. Ir atsimokusi su 5 metų. Tai tas darbas man patiko, atidirbau beveik 10 metų, bet keitėsi laikai. Ir nusprendžiau, kad geriausia būtų pradėti savo verslą. Kadangi profesiją turėjau, nebuvau naujokė toj srity.
Pradėjus savo verslą, aišku, paaugę vaikai jau buvo, atsirado biški laisvesnio laiko, sugalvojau, kad reikia pabaigti 12 klasių. Ir nusprendžiau tada stoti būtent į Rokiškio suaugusiųjų mokyklą. Taip, įstojau į Rokiškio suaugusiųjų mokyklą tam, kad turėčiau pilną vidurinį, pabaigti 12 klasių. Buvo minčių toliau mokytis, bet taip susiklostė gyvenimas, kad plėtėmėm savam versle. Ir gal ateityje, kad dar mokysiuos, bet dabar šiuo metu tai tikrai ne. Mano sėkmės formulė – svajonės. Siekimas jų įgyvendinti. Didelis noras, užsispyrimas, ryžtas, artimųjų palaikymas. Norėčiau palinkėti niekada nenuleisti rankų. Visada imtis iniciatyvos ir bandyti gyvendinti savo svajonę. Nes tas, kuris kovoja, kuris ieško, kuris domisi, tikrai niekada neliks nepastebėtas. Esu Vidas Bežys, esu Grifs AG, Rokiškio filialo vadovas. Savo laiku nepabaigiau mokyklos, 12 klasių. Nepabaigiau dėl to, kad nebuvo galimybių tada, situacijas kitokias buvo. Atėjo laikas, kaip norėjau pats savo rodyti, kad galiu daugiau, kad galiu pasiekti. Ir sužinojau, kad galima Rokiškio suaugusių mokymo centre baigti 12 klasių. Ir nuėjau. Baigiau 12 klasių. Tada norėjau rodyti daugiau, kad galiu pabaigti ir daugiau. Įstojau Mykolo Riomerio universitetą, teisės fakultetą teisę. Šiuo metu baiginėju. Derinu darbą su mokslu. Mūsų saugos tarnyba saugom žmonių namus, butus, parduotuvės, sandėlius ir visą turtą, ko žmonės nori, ką pageidauja. Vykdom socialinės akcijas. Tokiu būdu norim prisidėti prie mūsų miesto gerovės, prie saugumo, kad būtų visiems saugu ir gera gyventi ir Rokišky, ir visoje Lietuvoje. Gyvenime, norint kažką pasiekti, aišku, reikia turėti tikslą. Į tą žodį tikslas tai įeina viskas. Tai yra ir užsispyrimas, ir sąžiningumas, noras didelis. Tik žinoma, visą laiką, kai žmogus labai nori daug, reikia dar įdėti ir pastangų. Nes jei tik nori, tai savaime niekas neatsiranda ir neįvyksta. Noriu palinkėti visiems, kad nesustokit ir nelaukit, kol kažkas kažką atneš, paduos, pakvies ar pasiūlys. Eikit patys, darykit, mokykitės. Galimybės yra suderinti darbą su mokslu. Noro tik tai reikia. Jeigu turi didelį norą ir jeigu jūs sieksit, jūs tikrai pasieksit. Tai to visiems ir linkiu, kad nesustotumėt. Judėkit į priekį.